Labas visiems, vėl Evaldas ir Vilius ir vėl ramiai čia susėdę. Turim tokią, sakyčiau, dvigubą temą, kurią galima suspausti į vieną video, bet aš tai gal pavadinčiau taip, kad pakalbėkim apie dabartinę detalių rinką. Na, mes, taigi, PC gameriai save vadinam, bet tas paliečia absoliučiai visus. Pamatysite, jūs konsolių vartotojus palies dar labiau negu mus. Tai kaip ir tema būtų apie dabartinę rinką pašnekėti, kad jūs būtumėte šiek tiek ant bangos ir mes išdėstytume savo poziciją, o kad stalas nebūtų visiškai toks tuščias, tai kaip ir turim gana įdomų korpusą, kur tai skaitasi Fractal Design Mood ir galėsim dar truputėlį jį parodyti, nes jis man asmeniškai, na ir tam žmogui, kuris jį naudos, jis asmeniškai labai simbolizuoja tą kompiuteris su Xbox Series X išvaizda. O tema būtų ta, kad tie, kas negyvenat po akmeniu ir nesat užsibadinę blogų komentarų visose Delfiuose ir kitose naujienos streamuose, matėt, kas vyksta su atmintim? Tikriausiai matėt. Ir kas dabar vyksta? Tai mes turim dar vieną shortage'ą, detalių trūkumą, ir tas detalių trūkumas, visi turi savo nuomonę. Kuo be paklausė, kas bent truputėlį čiupinėjęs yra kompiuterį, visi turi savo nuomonę. Vieni kūrė visokias sąmokslo teorijas, kiti kūrė rinkos dėsnius, treti pasakoja, kaip investicinis sektorius dėl to kaltas. Bet realybė yra tokia, kad šiuo metu dėl atminties trūkumo, mes jau nekalbu apie tai, kad kai prasidėjo turbūt 3000 ar tai karta ir turėjome kriptovaliutos boomą, vaizdo plokščių neturėjom, buvo shortage'as. Tada buvo pandemijos, ar pandemija kartu su kriptovaliuta, jau atmintis bando ištrinti šitus blogus prisiminimus. Buvo shortage'as ne tik vaizdo plokščių, bet buvo shortage'as ir šiaip kitokių mikroprocesorių pasaulyje, nes gamyklos neveikė, pajėgumai buvo nepilnų pajėgumų viskas padaryta. Ir gaudavosi, kad jeigu automobilį iki pandemijos galėjai naują salonę užsisakyti su savo komplektacija ir gauti po 2 mėnesių, tai tie terminai išaugo iki 9 mėnesių ar metų, ar net daugiau, nes trūkdavo tiek LCD ekranų, tiek mikroschemų, tiek saugumo sistemų ir kitų dalykų. Tada iš to šiaip netaip įsikapstėm, kaip jau pradėjo kriptovaliutos boomas. Burbulas nesprogo, kriptovaliuta vis dar egzistuoja ir egzistuoja vis dar stipriosios kriptovaliutos. Bet tiesiog pasikeitė aplinkybės ir vaizdo plokštės tapo nebenaudingos ją kasti. Tada, aišku, padėvėta rinka buvo užplūsta didelę kainą pardavinėjamų, nujotų vaizdo plokščių, kur pirmas klausimas būdavo, randi skelbime vaizdo plokštę, tai pirmas klausimas būdavo, ne ar jinai dalyvavo kriptovaliutai, o kaip ilgai jinai buvo avilyje ir kaip jinai ilgai skendo tose dulkėse. Ir kai jau šitas visas baigėsi, dabar prasidėjo toks sutapimas, ar ne, bet Nvidia, taigi pirmoji tos DLSS modulius pradėjo treniruoti savo duomenų centruose ir po to kažkaip labai stebuklingai atsirado OpenAI su ChatGPT, kaip Microsoftas vadina tą savo, ne? Copilotas, va. Daiktas, kurį vis Microsoftas taip smarkiai bruka kiekvienam aplikacijai, kad aš jo pavadinimo nesugebu įsiminti. Ir dabar jai tapo kaip, nežinau, turbūt kaip tas keiksmažodis, kur yra žmonės, kur kas antrą žodį panaudoja keiksmažodį intensyviai kalbėdami, tai dabar atsirado tas jai. Ir jis aktyviai naudojamas pasaulyje, vieni naudoja saugumui, kiti naudoja mediciną ir neabejoju, kad jisai daug kur atlieka savo vaidmenį, palengvinant procesus, bet turbūt spėčiau, kad kokiais 60% visų pajėgumų vis dėlto yra naudojami sukurti kvailus YouTube vaizdelius.
Jeigu pasižiūrėsite, katės grojančios būgnais ir visi kiti panašus dalykai, tai yra AI resursų švaistymas, nes tai yra daiktas duomenų centre, kuris valgo gigavatais elektros, naudoja begalę, nebūtinai vaizdo plokščių, bet, vadinkim, AI akceleratorių ir visą tai nukeliauja kačiukų ir šuniukų grojančių būgnais video ir tada ta nedidelė dalis nukeliauja gal moksliniam researcham ir panašiai. Ir dabar gaunasi, kad tiem duomenų centram reikia didesnių pajėgumų ir tie AI akceleratoriai, kurie aš interpretuočiau kaip vaizdo plokštės, bet jie labiau integruoti į AI visą tą modelių kūrimą ir mokymą, jiem reikalinga yra atmintis, ramas. Aišku, tai dažniausiai būna tas high bandwidth ramas arba GDDR ramas, bet tuo pačiu reikalingi ir serveriai, kurie aptarnautų infrastruktūrą arba tos akceleratorius pašautų į krosnį ir jiem reikalinga yra paprasta DDR atmintis. Ir kaip žinia, dabar serveriai keliauja su DDR5 atmintim. Ir šitas poreikis yra toks išaugęs, Microsoftas duomenų centrus stato, OpenAI sutartį sudarinėja, Nvidia investuoja didelis sumas pinigų į OpenAI, kad šis pirktų iš jų hardvarą, skamba kaip sviestas sviestuotas. Ir viskas taip yra susidėlioja, jeigu pažiūrėsite į investicinės rinkas, stock marketą, turbūt pirmam dešimtuke visos kompanijos turi kažką su AI. Arba bent jau planuoja pristatyti tą tolimoje atmintyje. Ir visi žmonės išgirdė AI. Žinot tą memą, shut up and take my money. Tai va taip veikia visą rinką ir tas poreikis atminties lustų yra smarkiai išaugęs. Dabar įprastai, kai veikia atminties lustai, yra, mes sakom, žinot, ramas, Kingstonas, Crucialas, Adata, dar ten, žodžiu, pavadinimų vardink krūvą. Bet realybė yra tokia, kad atminties segmente egzistuoja keli chipmakeriai. Atminties gamintojai perka iš jų čipus ir kūrė savo atmintį. Kitaip gaunasi, kad iš tikrųjų tai yra Unixas, Samsungas ir Micronas. Ir tada yra keli procentai tų no-naminių brandų, kurie daugiau mažiau patentuoja, licenzijuoja šitų trijų brandų technologijas ir gamina galbūt pigesnę arba paprastesnę atmintį. Kitaip sakant, šiame pasaulyje šitie trys brandai nebegabina DDR3, bet yra no-naminių brandų, kurie yra licenzijavę jų DDR3 gamybą ir vis dar į rinką paduoda DDR3 atmintį. Tai, bet šiaip principe egzistuoja visi šitie trys. Pavyzdžiui, Kingstonas labai mėgsta Unixą. Crucialas naudoja Microną, nes Crucialo tėvinė įmonė yra Micronas. Samsungo atmintį, mes su Viljam jau aiškinom, kad Samsungo čipus gauti rame retai pasitaiko, bet kažkada jos gigabaitas dėjo, kažkada jos prisimenu netgi Kingstonas kelis modelis dėjo Samsung čipus, bet įprastai Samsungo čipus mes mėgstame matyti vaizdo plokštėse. Jo, įprastai būna vaizdo plokštėse, nes jie yra brangesni ir skaitoma geresnės kokybės, bet čia ne man spręsti. Ir šitie trys gamintojai užpildo mūsų rinką DDR5 atmintim. Iki šių metų pabaigos labai sėkmingai užpildė DDR4 atmintim ir poreikis išauga. Jie kaip ir pajėgumų iš karto padidinti negali, nes negali pastatyti per mėnesį gamyklos ir paleisti linijos. Kitas dalykas, gal jiem ir nėra labai aktualu tų pajėgumų iš karto ir kvotų padidinti, nes kaip veikia rinka. Jeigu yra didelė paklausa, visi nori pirkti, bet mažai kas siūlo, tai tie visi norintys pirkti, jie mokės daug, labai daug mokės. Ir tokiu būdu atsiranda tas išpūstos kainos. Ir galiu pasidalinti savo istoriją su DDR4 atmintim, kuri techniškai neturėtų brangti, nes nauji serveriai nenaudoja DDR4 atminties. Kompiuteriai
AM5 arba Intel nauji soketai tai nenaudoja DDR4 atminties. Ji naudoja AM4 senukai, senesni Intelio serveriai. Ir kaip ir to atminties poreikis neturėtų augti, bet aš pirkau Lenovo gaminamus DDR4 ramus. Juos šiais metais nustojo gaminti, tai buvo 3200 magistralės ECC ramai, jie iš prigimties yra brangus dėl to, kad turi ECC kontrolerį. Ir aš 128 GB spalio gal mėnesį užsakiau už maždaug 400 eurų, plius minus. Tikrai negaliu pasakyti, bet maždaug tokia suma. Ir 128 GB DDR4 Lenovinio su Samsung čipais ECC, tai yra normali kaina. Tuo metu atrodė daug lyginant su paprastais ramais, bet tai yra normali kaina. Ir tuo metu, kol mano šipmentas buvo procesinamas ir laukiau aš tuos atminties, ir jinai labai vėlavo, ta atmintis sugebėjo, stovėdama sandėlyje, pabrangti nuo 400 iki beveik 830, jei neklystu, eurų. Kardu. Tai čia šitoj vietoje atsiranda kaltė ne tik čipo gamintojų, bet ir pačios tiekimo grandinės. Nes jūs pagalvokit, Lenovo sakoma, aš paskambinu Lenovo, man Lenovo sako, šitų ramų mes negaminam nuo rugsėjo mėnesio. Dan, ieškokit, kas liko sandėly. Tai techniškai reiškia, jie jau pagaminti gamykloje, jie jau surinkti, supakuoti ir galbūt metus ar pusantrų stovi tam sandėlyje su kaina, kuri buvo, jau jų pagaminimui ta kaina jau užfiksuota. Bet jie stovėdami sandėly pradėjo skilti atminčių kainom ir savaime aišku pradėjo skilti šiek tiek gal DDR4 poreikiai, nes kai kurie žmonės mieliau pasirenka senesnius kompiuterius arba senesnės platformas. Ir tiekėjas arba pardavėjas, nežinau, kurioje vietoje čia atsiranda tas momentas, jis sako, tai, kaip Vilius reiškia, šitų ramų reikės, jų daugiau nebegamina, tai jeigu jam reikės serverių ramų, tai jis sumokės ir 800 eurų. Aš dabar netikrinu, gal jau jie ir 1000 kainuoja. Tai va šitoje vietoje atsiranda tas visų kalties po truputėlį. Kalta yra Nvidia, kad išpūtė visą tą kaltas yra tiekimas, kuriame kiekvienas nori užsidėti ne 10, ne 15%, o kartais. Galų gale pažiūrėkit į patį save. Nueikit dabar į skelbimus ir kiekvienas, aš žiūrėjau Facebooko marketą per šitą savaitgalį, kiekvienas ištraukė iš kiekvieno nupuvusio laptopo DDR4 ramus, zin, kad magistralė 2400 MHz ir bando jos stumti už naujų kainą arba dar brangiau. Tai, faina yra, kad Facebook'e gali bent jau paraustinti, ką nors per komentarus. Aš irgi vienam rašiau, sakau, skambino 2014, prašė nebeskaldyt bairį, tokios magistralės ramus. Jau netgi pažiūrėkit, DDR3 ramus dabar bando įsiparduoti. Kiekvienas įsitraukia iš savo sulaužyto laptopo 8 GB DDR3 ramų ir bando parduoti už gerą kainą. Tai ir žmonės pučia tą burbulą. Visi pučia tą burbulą ir kainos kils. Jos jau sukilusios yra. Kiek sakei, 4 kartus savo ramai pabrango. Vėliau ramai 4 kartus pabrango. Šiaip daug kur ramai apie 2-2,5 karto pabrango. Vėliau pat nuskilo. Jo pabrango 4 kartus. Techniškai dabar jisai galėtų praturtėti, bet kiti prioritetai žmogui. Ir taip gaunasi, kad ramas yra toks komponentas, kuris nėra labai brangus galbūt pagaminti, bet jis yra naudojamas visur. Ta kamera ir ta kamera, su kuria filmuojam, jinai viduj turi ramą. Nežinau, gal DDR4, gal abejo, ar 3, bet turi kažkokį kešą ramą prie procesoriaus, kažką turi. Vaizdo plokštės naudoja Graphics GDDR atmintį, kuri irgi yra panašių principų kepama, tik kitaip stekuojama, dėl to yra greitesnė, spartesnė ir brangesnė. Bet tai yra tas pats ramas. Turite Western Digital Black arba Samsung Pro, kuris turi fizinį ramo modulį, 1 GB, kai kurie turi 4 GB fizinį ramo modulį, įlituotą jūsų M2 drive. Ir tai yra tas pats ramas. Tikriausiai DDR4 arba 5.
ką be paimsi. Galų gale SD kortelės ir SSD flashas yra panašių principų gaminamas, dėl to galbūt gali atsirasti eilės tiekimo ir panašiai. Diskai, kietieji diskai, sakytumėt, kietasis diskas. Daiktas, kuris sukasi ir viduje viskas įmagnetinama. Taip, bet jo šalia kontrolerio mikroschemoje yra mažytis ramo kešas. Ir šiais laikais jis jau nebe toks mažytis. Aš senai domėjausi, bet berods dar kokiais 2016-aisiais jau buvo 500 MB ramo lituojama kaip kešas jūsų diskui. Kas dabar tikriausiai yra ir daugiau. Galbūt, nežinau, 16 TB, 20 TB diskai turi kelių gigabaitų kešo modulius. Tai gal net šitą nesąmonę kažkur viduje turi kažkiek tai kilobaitų ar megabaitų kešą. Visur egzistuoja kešas, visur egzistuoja ramai. Ir kadangi jie brangsta, jų tiekimo eilės brangsta, visas hardvaras brangs. Techniškai net ir procesorius gali brangti, nes procesorius viduje yra kešas. L3 kešas, L2 kešas, L1 kešas, kuris yra irgi atminties segmentas. Tai dabar tokia rinka yra ir ar jinai, mes kaip įprastai sakom, palauksiu, nes dabar pirkti yra labai brangu, bet tarkim palauksiu, pagerės. Gal pagerės, o gal ir ne, čia priklausys nuo žaidėjų pasaulyje. Jeigu atminties gamintojai pabandys padidinti savo kvotas, išnaudoti maksimaliai visas linijas, galbūt situacija pagerės, bet ir kai kurie sako, kad jai burbulas turi sprogti. Bet Nvidia, aš supratau, kad nuo RTX 20 kartos jie pradėdami po truputėlį stumti į priekį savo AI technologijas, jie, manau, neleis susprogti tam burbului. Jeigu AI-us ir aprims, arba, tarkim, susistovės, arba žmonės galų gale gaus šiek tiek common sense ir nustos kurti kačiukų grojančių gitarom ar būgnais video, ateis kitas. Tai bus kokie neural networks ar dar kažkas bus kitokio, kur vėl reikės tų pačių resursų, kuriuos gamina Nvidia, atminties gamintojai ir panašiai. Tai šitoj vietoj atsiranda kaip ir galimybė pagalvoti nebe tai, ką mes norim maksimum, nes jeigu mes norėtume maksimum, tai aš nevairuočiau prancūzų, aš vairuočiau Ferrari. Bet kartais mums reikia pagalvoti, ko mums reikia dabar. Gal nebūtinai pirkti 5080, nes Nvidia 40% ketina sumažinti vaizdo plokščių gamybą dėl atminties shortage'o, nes nori atminties turimos kvotas rezervuoti, spėkit kam? AI-aus akceleratoriams. Tai šitoj vietoje atsiranda tas momentas, kad reikia mums pradėti galvoti, ko mes norim dabar. Jo, girdžiu ten kažkur šone, kažkas klykė šaukdamas, kad aš PlayStation'ą 6 įsigysiu. Surprise, PlayStation'o viduje žinot, kas yra? Ramas. Taip, egzistuoja, va čia gal Vilius geriau žino, bet ten viduje būna dažniausiai sustekuota, ten koks nors 16 GB skirta video atminčiai ir 4 GB OS ar kažkas tai tokio, bet tai yra ramas, tai viduje yra tie patys SSD su tais pačiais kešais. Ir dar net neprasidėjo shortage'ai, tiek Xbox'as, tiek Sony labai sėkmingai pakėlė kainas. Xbox'as tai visiškai stogą nurodė ir Game Pass'o kainas užkėlė, prisidengė, kad jie sugebėjo iš Game Pass'o deklaruoti, kad turi pelno, bet tuo pačiu pakėlė Game Pass'o kainą po to, kai deklaravo pelno, nes pasakė, kad jiems trūksta pinigų. Tai čia buvo labai įdomu. Taip, mes turim pelno, bet trūksta pinigų, todėl pakelkim kainą. Xbox'as ir Sony sugebėjo, net neklystu, jei Nintendo pakelti kainas dėl įvestų tarifų, kurių dabar galvoja, dabar likti tarifai likti ir neįvesti. Ten kai kam įvedė, bet kai kam neįvedė, nes žinau, kad Europos Amerika šiuo metu neblogai laikosi, bet dėl tarifų kažkodėl kaina Xbox'o ir PlayStation'o išaugo. Amerikoje akimirksniu, vos ne per vieną naktį.
Ir prie tų tarifų dar prisidės atminčių shortage'ai. Tai kitas momentas yra. Tai jūs ten konsol loveriai, nesidžiaukit. Jeigu iki šiol konsolės nenusipirkot, negalvokit, kad pakilus PC kainom nusipirksite konsolę pigiau. Ir tas galioja visur, ir Steam Deck'uose, ir galų gale ateinančiose naujose Steam kompiuterio konsolėje. Ir šitoj vietoje, kaip ir minėjau, reikia galvoti, ko mums reikia šiuo metu, o ne ką mes norim turėti maksimum. Ir galbūt ta 5060 Ti yra visai nebloga vaizdo plokštė, jeigu jūsų monitorius yra, sakykime, 1440 arba 1080, arba galbūt, sakykime, jums nereikia 64 GB RAM, jeigu gaminat indie žaidimus, gal vis dėlto užtenka 32 GB. Galbūt jūsų poreikiam nereikia turėti AM5 Ryzen'o su DDR5. Gal jums užtektų AM4 Ryzen'o. Aš mačiau likti vėl 5800X3D likti atsirado. Galbūt galima kažką AM4 susirasti. Nes dabar įsigyti kompiuterį, kuris jums tarnaus 3-4 metus ir jūs nesuksite galvos, tai jo, jūs 3-4 metus nesuksite galvos, bet kai reikės už jį pavedimą padaryti ir atsiskaityti šiai dienai, tai jums galva gali ir paskaudėti. Tai aš visiems rekomenduoju neskubėti ir pradėti galvoti ne ko norit, o ko jums reikia. Ir tai bus lengviau, bent jau ateinančius metus bus taip lengviau įsigyti kompiuterį. Ta galų gale kitą kažkokį tai gamingo ar darbo elementą. Realus pavyzdys, ko reikia, o ne ko nori. Ir kadangi čia bus tiesiog toks, pavadinkim, FPS shooterių, galbūt Counter-Strike'o, gal kokio Fortnite'o, pagrindė Minecraft'o, tikiuosi ne Roblox'o, mašina ir viduj, nors atrodo jinai nauja ir jinai yra nauja. Ne, aš jos atidaryti ir neišmoksiu. Jinai ir atrodo nauja, nes korpusas yra visiškai naujas ir labai fainas, nes asocijuojasi su Xbox'u, atrodo kaip Xbox'as, aušinamas aušintuvų viršuje lygiai taip pat kaip Xbox'as, o viduje gyvena 10 kartos Intel procesorius. Su ramais pasisekė, tiesiog buvo ramų atliekamų, čia yra DDR4, 64 gal gigabaitai. Ne dėl to, kad tiek reikia, tiesiog tokia buvo kombinacija. Ir dabar iš jos pardavęs turbūt visą šitą setupą nusipirkčiau, ne? Skelbimuose. Gale stovi Nvidia 3060 Ti'us, visai gražiai įsistačiusi. Ir berods Western Digital, kažkoks iš tų pigesnių SSD. Liktai 2 TB, bet bijau pameluoti, gal Blue, ar tas pigesnis VD Black 770. Tai čia tas kompiuteris, ką žinau, dar maitinimo blokas yra irgi SFX, Small Form Factor, jie visai yra brangesni, bet jisai jau yra dirbęs kitoj sistemoje per metus laiko, tai taip paskaičiavus, kadangi nenudroštas, galima naudot. Tai čia iš tokių senų detalių surinktas kompiuteriukas, kuris, manau, Full HD rezoliucija ir Counter-Strike'us, ir Roblox'us, ir Minecraft'us temps labai puikiai ir ateinančius metelius kitus, o jo vertė dabar 3060 verta turbūt 100 eurų, 150, sisteminė su procesorium 10 kartos irgi turbūt kokie 100, nedaugiau verta, tai 250, maitinimo blokas nenaujas apie 50-60, tai tarkim 320 eurų. Na ir šiuo metu ramus būtų sunkiau įsigyti, nes jums reiktų surasti sveiką protą turinti pardavėją skelbimuose. Wow, skamba kaip challenge'as. Tai... Bet techniškai tai DDR4, tai ir čia yra Intelis, tai turbūt galima ir su 2666 magistralės ramais prasisukti. Ir nebūtinai, kadangi korpusas uždengiamas, čia RGB, bet jie galėtų būti ir ne RGB, tiesiog šlykščiai žali, tokie generikas. Ir valia, ir kompiuteris iki 3,5 gautųsi viduriai.
Korpusas, jo, šitas korpusas brangus. Geriau į kartoninę dėžę viską susidėti. Šitas korpusas kainuoja 137 eurus, bet čia vien dėl to, kad asociacija su Xbox yra. Tiesiog vieną žmogų bandau nuo Xbox'o prikalbinti, kad yra toks dalykas kaip PC. Tai kaip yra lengviau priklausomybės. Iš lėto atpratinti. Tai pradėsim nuo korpuso atrodančio kaip Xbox'as, o po to gal nuvažiuosime ir prie normalių korpusų. Tai nežinau, Vilius ar filmuoši, nelabai ką yra filmuoti. Bendrai šnekant pats korpusas, kadangi jau nuliūdinau su ateities prognozėm, tai galim pašnekėti trumpai apie bendrą situaciją. Korpusas įdomus, tie, kas mėgsite tokius kubus, kurie gal net ir prie televizoriaus gražiai atrodytų. Tai gaunasi, kad vaizdo plokštė įprastai telpa 2 slotų, tai pagal ilgis 325 mm, tai mes skaičiavom su Vilium, kad jam 7 daugiau mažiau maksimumas. Ir turėkite omeny, kad jisai turėtų būti, 2 slotų, nes jeigu tai bus, žinot, kur būna 2 slotai, bet dar atsikišęs per pirštą, turėsite veiklos, tai čia turėtų būti 570, nesenai išnekėta 960 XT, 970 XT, gigabito gaming, kur yra trumpesnė, manau, irgi šitoj vietoj tilptų. Priekyje, kaip jie teigia, Fraktalas visą laiką teigia, jie tokie ateina, galite dėti watercoolerį. Tai yra čia išimat diskų laikiklį ir dedat 2 po 120, tai 240 arba 280 watercoolerį, tada kažkokiu stebuklingų būdu, jeigu ne LNL naudojat, stebuklingų būdu vamzdelius kažkaip tai per čia sulankstę, pritvirtinate pompą prie sisteminės plokštės. Nežinau, gal kad nors tai darysiu, neįsivaizduoju, ar tai įmanoma būtų padaryti, bet Fraktalas teigia, tai reiškia, pagal juos kažkada jie tai padarė, bent jau QA testuose. Arba galite tiesiog 2 aušintuvus paprastus dėti. Vaizdo plokštė, kaip ir kiekvienam ITX buildai, jinai turi savo aušinimą, nes ims per mešą, ims orą ir stums į apačią. Keistokai skamba į apačią. Tuo tarpu procesorius, kadangi oro aušinimas, ims čia ir ištrauks per viršų. Čia įdomiai gaunasi. O tuo tarpu maitinimo blokas ims iš vaizdo plokštės ir ištrauks į šoną. Wow. Čia reiktų tos, kaip jie, garų mašinos. Ir pažiūrėti, kas čia per verpetai gausis. Nes šią akimirką tai aš matau visišką nonsensą. Bet, įdomiai gausis. Galiausiai pačiam viršuje stovi riebus 180 mm aušintuvas, kuris ištraukia viską į viršų. Tai realiai paėmus, jeigu jisai būtų suktųsi greičiau negu šitie, jisai turėtų jos permušti ir vis tiek ištraukti į viršų. Dėl to jisai turi didelės asociacijas su Xbox'u, nes Xbox aušintuvas lygiai taip pat veikia to juodojo X serijos. Jisai ištraukia viską į viršų. Kas žinot ir bandė, žinot, kad galima rankas pasišildyti, kai Xbox'as įjungtas. Tai čia pavyzdys, kaip atrodo surinktas kompiuteris iš padėvėtų dalių. Ir manau, jis savininkui puikiai tarnaus, nes jam šiuo metu ir nereikėtų AM5 platformos su, nežinau, ten 50, 80 ir 5 terabaitais. Tai kiek Minecraftas? 4 gigabaitai instalo. Kažkas tokio. Tai čia tokia buvo pajuokavimui tema, kad galite įsigyti daug pigiau tai, ko jums reikia, o šiaip aš to ir palinkėčiau. Šiais metais žinoti, ko jums reikia, o ne ko jūs norit. Tai čia liūdna gaida, linkiu visiems, kad ramas piktų, procesoriai nebrangtų, o Nvidia vieną dieną tiesiog įsiplautų galvą. Visą.